33 diena. Švytuoklės taisyklė. Deklaravimas. Švytuoklės taisyklė skelbia: daryk kaip aš. Tai reiškia, pakeisk save, išduok save, vadovaukis visuotinai priimtinais stereotipais. Siekdamas atitikti svetimos sėkmės etaloną, žmogus praranda save ir tampa didžiai nelaimingas, kadangi neatsilikti nuo visų standartų tiesiog neįmanoma ir nėra reikalo. Nebijokite pažeisti švytuoklės taisyklės, patys nusistatykite savo standartus. Tie, kurie pažeidžia švytuoklės taisyklę, tampa arba lyderiais, arba atskalūnais. Vieni prasimuša į žvaigždės, kiti tampa atstumtaisiais. Skirtumas tarp vienų ir kitų tas, kad pirmieji yra įsitikinę, jog turi teisę pažeisti švytuoklės taisyklę, o antrieji tuo abejoja. Pasiimkite savo teisę. Aiškinimas. Švytuoklės taisyklė nustato elgesio ir mąstymo normas. Tai yra normalumo standartus. Žmogus nesupranta, kad jam siūlomas sėkmės pakaitalas surogatas. Svetima sėkmė negali būti pavyzdys, sektinas dalykas. Tikrąją sėkmę pasiekia tik tie, kurie išdrįsta pažeisti taisyklę ir eiti savo keliu. Eidamas svetimomis pėdomis, žmogus pasmerktas amžinai vytis besileidžiančią saulę. Sėkmės standartai tai miražas, bet žmogus nežino arba nenori žinoti, kad švytuoklės taisyklė laiko jį iliuzijų voratinklyje. Iliuzija dažnai saldesnė, patogesnė, suprantamesnė negu nežinoma realybė, bet jei jūs užimate tam tikrą padėtį struktūroje, reikia turėti omenyje, kad negalima lengvabūdiškai stoti prieš ją. Nesiūlome visiškai atsikratyti visų švytuoklių, kažin ar tai ir įmanoma. Svarbiausia nebūti marionete ir veikti sąmoningai, kad būtų galima panaudoti struktūrą savo labui. Stenkitės nustatyti naujas savo taisyklės, nepažeisdami senųjų struktūros taisyklių.